Labas vakaras, mėlėjai, sveiki visi sportinės karpių žuklės gerbėjai. Taip, žinom, vėlokai startuojame su antrosios dienos podcastu, tačiau mūsų medijos komanda šį kartą yra mažesnė per pustą ir tų darbelių turime šiek tiek daugiau. Šalia manęs Mantas Brazaitis, puikiai visiems pažįstamas Lietuvos karpininkų čempionato vyrteisėjas. Su Mantu kartu pabandysime įlysti į rezultatus ir pasižiūrėti, kasgi čia dėjosi. Tai Mantai, ar mes turėtume kalbėti apie vakardienos vakarą ir apie šiandienos rytą? Kaip manai, ar čia yra kur plėstis? Labas vakaras visiems. Manau, kad ne, nes ypač kalbant apie vakarą, tai turim netikėtai labai mažai žuvies. Apie šiandienos rytą galėčiau pasakyti turbūt tą patį. Taip. Tai kad nėra labai daug apie ką diskutuoti, bet vakaras jau rodo savo, jau galima šiek tiek kažką ir pasakyti, yra ir didesnių žuvies, visko yra. Na, žodžiu, jau formuojasi kažkokios tai tendencijos zonose ir matome komandas, kurios pradėjo judėti į viršų, teisingai? Taip, teisingai, nustebino, aišku, ir pirma mūsų vieta, ir Big Fishas. Šiuo metu, jo. Jo, ir Big Fishas jau ganėtinai solidus, kaip balotės standartui. Bet kol kas apie viską iš eilės, mėlėjai, Mantai, dabar mes dar turime padaryti vieną labai svarbų darbą, tai žaidimas su žiūrovais. Vakar, mėlėjai, uždavėme jums klausimą, kas po trečiojo svėrimo bus overall lentelėje pirmoje vietoje. Klausimas, manau, kad buvo suktas, ar ne? Su tokiais sugavimais? Tikrai taip, aš būčiau neatspėjęs. Tai va. Tai teisingas atsakymas yra 3-1/4 Team Poseidon su 75,5 kg. Prašau, Lina su Darium dabar yra etapo lyderiai. Ir kągi, lendam į komentarus, į vakarykštį podcastą, į komentarus ir dabar nežiūriu, aukštyn žemyn skrolinu, sakyk, kada stop. Stop. Na ir dabar pirmas teisingas atsakymas. Viršuje ir apačioj? Apačioj. Apačioj, gerai. Nuskrolinu į pačią apačią, tai kitaip nebus. Važiuojam į viršų. Teisingai. Labai daug, matau, buvo pastatyta ant šiaurės rytų karpininkų. Ir štai, turim pirmas. 3-1/4 Team Poseidon ir tai yra Liucija Vaičiūnaitė 1-9-1-5. Liucija, sveikiname jūs. Jums atitenka, kurgi mūsų Carp Catchers masalų rinkinys, 5 dėžutės šviežutėlių Carp Catchers masaliukų. Taip kad prašome susisiekti su mumis per LK paskyrą Facebooką, privačia žinute, susitarsime, kaip jums bus įteiktas prizas. Mantai, dabar jau apie šios dienos vis tik tai vakarą, nes vakaras tikrai pamatėm, kad pradėjo duoti žuvies, kaip sunkiai startavom, o pažiūrėk, kas pradėjo darytis, ar ne? Taip. Tai tokia tavo įžvalga. Kartu buvome zonoje B. Kas ten? Zonoje B, kaip būtų keista palyginus su antruoju etapu, kad gaudo priešingą pusę, o Lunarų 5-2-7 spurtas į viršų neblogas. 9 žuvis. Ir vidurkis labai geras. Taip. Na, transliaciją galite pasižiūrėti, ten po vieną žuvį viską sudėjom. Jo, toliau. NP Baitsai 9 krante. Jo. Tai vat visos pirmos vietos čia dar labai daug intrigos turim. Skirtumas viso labo nuo 3 ir 1 vietos nesiekia nei 10 kg. Na, 9 kg zonoje B yra sulindę komanda 5-2-7, tai yra zonos lyderiai. NP Baits komanda minus 5 kg, pasakykime taip, nuo zonos lyderių 50 kg 825 gramai, 9 krante 46,5 kg, tai kaip minėjai, 9 kg yra sulindę 3 komandos ir čia dar, tikrai niekas nėra aišku, ar ne? Taip, bet ir sekančios komandos kaip Trauk žuvį, kaip Carp Devils, nėra čia dideli skirtumai. Na, Trauk žuvį LT ir Carp Devilsus skiria 400 gramų. Panaši situacija buvo, ar ne, ir varžybų pradžioje, kai 9 su NP Baits turėjo 600 gramų viso labo skirtumą. Tai jo, matom iš tikrųjų, kad
didėja žuvies skaičius, auga vidurkis, tas labai džiugu, tą puikiai parodė komanda 527. Ir taip, pas 527 pasvėrėme daugiausiai zonoje, tai buvo stipriausias kol kas svėrimas zonoje, 9 žuvis, NP Baitsai 6 žuvis, 9 5 žuvis ir po to turim ir 7, 6 žuvis, na tik tai svorį, kad mažesni tai komandos žemiau, bet labai džiugu, kad na pagaliau, nes žinai, nežinau kaip tau, man buvo šiek tiek neramu, mes žinom, kad balote ne visada atiduoda nuo starto žuvį, na bet jau vakaras, šiandienos rytas, ir jau pradedam vieni kitus darytis, kaip iš tikrųjų buvo, ką sportininkai kalbėjo. Sportininkai stebėjosi, nes visi tikėjosi, kad naktį žuvis pajudės, bet kai praėjom rytinį svėrimą, sako, tai dabar laukia labai karšta diena, gali būti greičiausiai dar blogiau, bet panašu, kad žuviai karštis nebuvo problema. Na, karštis problema mums dar dabar, net veidai raudoni, su tas saulės tikrai pagavom. Lendam į A zoną, kurioje iš tikrųjų, na, mums staigmeną pateikė nugalėtojai, na, po trečiojo svėrimo, tai 3-1-4 Team Poseidon, nors jie jau ir po rytinio svėrimo buvo antroje vietoje, Šiaurės rytų karpininkai buvo pirmi, čia kalbu apie šiandienos rytą, apie antrąjį svėrimą, Krante LT komanda, Lietuvos čempionai, Linas su Viktoru buvo trečioje pozicijoje. Ketvirtoje pozicijoje. Va, tai žvejų klubas Pelekas Tarbais buvo įsitaisę trečioje vietoje po rytinio svėrimo. Tai A zonoje vėlgi labai įdomus procesai, matom, kad labai stipriai pradėjo stumdytis komandos. Taip, aišku, įspūdingas ir Team Poseidon tiek šiaurės rytų karpininkų žuvų pagavimas. Nu, spurtas čia galima jau pavadinti. Taip, kaip matosi, nuo ryto Krante LT aplenkė žvejų klubo Pelekas Tarbaits. Aišku, skirtumas irgi juokingas. 450 gramų šiuo metu skiria Krante LT ir žvejų klubas Pelekas. Tik čia šiek tiek situacija kitokia A zonoje. Čia jau nėra daug komandų susigrūdusių per kelių kilogramų skirtumą. Čia yra dvi aiškios vietos, bent jau po kol kas. Taip. Na bent jau dėl pirmos, antros, tai matom, kad jau ryškėja tendencija, kad jie turi kibimo kreivę gerą. Jo, trečia vieta, akivaizdu, dar slidus reikalas. Na, su Krante LT ir žvejų klubo Pelekas, tai jo, čia dar turėsim reikalų ir, mėlėjai, kas yra įdomu, kad būtent Krante LT ir Trauk žuvį LT2, tai yra tos dvi komandos, kurios į Lietuvos čempionatą atvažiavo turėdamos vienodą taškų skaičių po 3 taškus ir jie būtent kapojasi dėl Lietuvos čempionų vardo, jie kapojasi dėl kelialapių į pasaulio čempionatą. Ir jie netgi kaimynai yra, vieni šalia kitų žvejoja ir matom, kad Krante LT dar kažkaip tai pasitempė, na, o jau Trauk žuvį LT2, antroji komanda, 5 vietoje ir atotrūkis didėja, ta prasme, jie krenta, o Krante LT kyla, taip kad susiimam, pas mus šitų vabaliukų, vasara, gamta. Tik papildysiu, pareinant vakare nuo tvenkinio po svėrimo, dabar nežinau kaip viskas yra, bet grįžtant pas Krante LT nebuvo nei vienos žuvies. Trauk žuvį LT2 turėjo jau 2 žuvis, prie manęs traukė trečią, kuri atitrūko ir iškart po atitrūkimo išvažiavo 4 žuvis. Labai džiugu, akivaizdu, kad komandos kapojasi ir tikrai čia niekas nenusiteikęs pasiduot, juoba, kad ta 5 pozicija Trauk žuvį LT2 ten tikrai jų negazina. Jie žino, kad galima labai nesudėtingai lipti į viršų. Tai tokia situacija zonoje A. Sveikinam tikrai Liną su Darium, 3-1-4 Team Poseidon, puikus spurtas. Trečiojo svėrimo metu šiandien vakare jie pasveria daugiausiai 10 žuvų, šiaurės rytų karpininkai 9 žuvis. Jie nuo Poseidono atsilieka, 7 kg, nėra taip jau ir daug. Krante LT trečioje vietoje ir 5-tuką užbaigė žvejų klubas Pelekas Tarbais ir Trauk žuvį LT2. O pas mus kaupėsi audra, dunda žaibuoja, taip kad tikimės, kad čia neišvartys mums visko, dirbam, varom toliau. Gerai, lendam į bendrąją etapo lentelę ir ką mes matome čia. O čia matome labai desningus dalykus, ar ne? Kas pirmauja zonoje, tas akivaizdu, kad yra su vienu baudos tašku, tai trumpai man tai prabėgame per
per bendrąją lentelę po trečiojo svėrimo. Kokia dabar čia situacija? O situacija tokia, kad tvirtai stovi, o trečia, ketvirtoji Team Poseidon po kol kas. 3-1-4, taip. Jo, pirmoje vietoje, antroje vietoje, kaip ir zonos lyderiai 5-2-7, iš paskos keliauja šiaurės rytų karpininkai. Na, čia jau suveikė zonos taisyklė, jie į trečioje vietoje. Ir užbaigė penketuką NP Bytes Team 4 pozicija ir 9 Krante LT 5 vieta. Kas įdomu, pirmame penkete 3 komandos yra iš B zonos, kai, antrajame etape, ar ne, A zona buvo akivaizdi lyderė ir ten tikrai buvo daugiau ir žuvies masė, tai matom, kad kažkur pasislinko. Ir dar kas įdomu, mėlyjei, kad pirmajame penkete esančios komandos, 1, 2, 3, taip, viskas matau teisingai, pirmajame penkete esančios komandos, 3 komandos yra iš vipinių sektorių. Reiškia, vipinius sektorius jau kolektyvas pradeda išnaudoti gerai. Carp Devilsams sekasi šiek tiek sunkiau prisijaukinti vipą, bet matėm, kad jau vakare irgi jau pajudėjo reikalai, taip kad vipiniai sektoriai vis tik tai duoda savo, ar ne? Ir nėra jų vieta labai, dar sakyčiau, taip. Bloga, 9 vietoje. Carp Devilsai, taip. Taip, bendroji, tai jeigu ten viskas klostysis kaip ir klostėsi vakare, manau, kad viskas bus gerai. Tai vat, tokie reikaliukai, žinot, į bendrąją čempionatą lentelę man, tai aš manau, dar lysti yra šiek tiek per anksti, galbūt tai palikime rytdienos vakarui, kai, jau tikrai matysime, tai jau bus praėję dar 2 svėrimai, jau tikrai matysime ryškėjančias ir tvirtėjančias tendencijas etape ir šnektelkime apie Big Fishus. Gerinam, mes jau čia rankom trinam, bet Big Fish'ą turime B zonoje pas A zonoje. O A zonoje pas Unjust 1 komanda. Unjust 1, taip. Jo, Unjust 1 komanda. Ir jos svoris yra 10 kg 425 gramai. Tai, tai tiesiog byloja tos didėjančių žuvis, kad nusėmė, ko gero, tas presingas pirminis, kur matėm, kad jis tikrai buvo labai stiprus ir žuvis pamažu jau ir ta didesnė, jau drąsinasi, ateina prie jaukų ir kimba. Tai štai tokie reikalai pas mus prie vandens po šiandienos vakarinio svėrimo. Prabėgom per skaičius, pasižiūrėjom, o dabar, mėlyjeji, pas mus vėl naujas žaidimas. Žaidimo metu jūs turite galimybę laimėti šviežutelius NP Bytes masalus, 5 dėžutes. Ir Krante LT, oficialūs NP Bytes masalų atstovai Lietuvoje mums dovanoja, jums tiksliau žiūrovai dovanoja prizus ir duoklė mūsų etapo partneriui. Tai Krante LT yra oficialus NP Bytes atstovas Lietuvoje. NP Bytes boiliai jau ne vieną sezoną yra išbandyti ir Kintai Carp Lake, ir čia Balatėje, netgi komandą turime NP Bytes. Justas Barakauskas, kiek žinau, žvėjoja NP Bytesais. Tikrai masalai skirti ir mėgėjui, ir profesionalui išbandyti, patikrinti ir veikiantys. Tai NP Bytes produkciją kviečiame ir kitus žvejybos reikmenis kviečiame įsigyti parduotuvėje Krante LT ir fizinėse Krante LT parduotuvėse Vilniuje bei Šiauliuose. Kaip sako krantiečiai, kiekvienas kibimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo. Susitikime Krante LT. Tai vat, tokie reikalai. Apie prizą papasakojom, o dabar mūsų labai sudėtingas klausimas. Manau, kad tikrai nėra lengvas. Manau, kad ne. O klausimas būtų toks, ar dabartiniai lyderiai 3-1-4 Team Poseidon, ar po rytoj vakarinio svėrimo jie vis dar bus išlaikę lyderių pozicijas? Tai va, viskas labai paprasta. Ar 3-1-4 išlaikys lyderio pozicijas po rydienos, ne rytinio, o jau ir vakarinio svėrimo. Reiškia, vėlgi turite vos ne daugiau nei pusę paros spėliojimams. Spėlioti galite iki rydienos 19 val. Vakaro. Tai vat, viską aptariam, žaidimą paskelbėm. Šiandien tiek, bėgam ilsėtis, rytoj 7 val. Ryto susitinkame prie vandens tiesioginėje transliacijoje iš A zonos. Ačiū, kad buvot su mumis. Ačiū, kad kantriai palaukėt, žinom, vėlus metas, bet, žvejyba toks reikalas. Iki, pasimatome ryt. Iki.